Gerai. Tai esu Arnoldas iš Betono mozaikos. Mes esam didžiausias gamintojas Lietuvoje betoninių grindinio gaminių. Ir įtaikant į tą temą, iš tikrųjų galėtume kalbėti daug apie įvairius gaminius, kuriuos turim savo asortimente. Bet šiandien pasirinkom kalbėti apie vieno tipo vieną gaminį, kuris matom, kad galėtų būti ateitis vykdant renovacijas. Pradžiai labai trumpai apie pačias tendencijas. Praeitą savaitę vyko Galabau paroda Vokietijoje, kur irgi rinkom informaciją apie tai, kokios yra kryptis, kokios yra tendencijos apskritai statybų srityje ir kraštovaizdžio srityje, tai ką kalbėjo labai daug Kęstas, tai visi fasadai, stogai tikrai ypatingai vakarų Europoje žiūri į tą žalumą, tai tikrai ketinama apželdinti ir siūloma yra nemažai sprendimų. Iš mūsų srities grindinio tai daug dėmesio yra skiriama į patį CO2 ir kaip tą CO2 emisiją sumažinti. Žinoma, kad pats pačioj gamyboje, cemento gamyboje išskiriama nemažai CO2, tai ieškoma įvairių būdų, kaip deklaratyviai mažinti tą cemento patį sunaudojimą gaminyje, arba kaip įterpti tam tikrus elementus, kurie galėtų tiesiog deklaratyviai parodyti, kad yra mažiau CO2 sunaudojama pačioj produkto gamybai. Kita tendencija, ką mes pamatėm, tai vakarų Europoje yra apmokestinamas lietaus vanduo, kuris patenka į drenavimo sistemas, tai mokama nuo tam tikros, nuo kvadratūros sklypo. Pas mus dar šito nėra, bet manome, kad tas ateis, tai mes irgi žiūrime į tam tikras sistemas, kaip tą lietaus vandenį surinkti, darbinti arba kaip jį tinkamai drenuoti. Bet visumoje, apibendrinant, visa kryptis CO2, žalumas ir kaip daugiau įnešti to žalumo į mūsų erdvės, mūsų gyvenimą. Tai kokie yra sprendimai ir apie kokį sprendimą mes norėtume kalbėti. Mes čia, kadangi su kraštovaizdžiu nemažai dirbam, tai pasaulinio garso kraštovaizdžio specialistė Marta Švarc, jinai labai daug kalba apie patį tvarumą, klimato kaitą, ekologiją, žalią infrastruktūrą, tai sako, kad miestus išgelbės gamta. Ir matome skaidrėje kairėje pusėje, kad Olandijoje viename mieste yra pamatuota parkingo zonos temperatūra ir pamatuota yra šaligatvio temperatūra. Tai skirtumas tarp grindinių temperatūros yra 10 laipsnių. Parkingo zona yra įrengta su ažūriniais korėtais betono gaminiais, o pats šaligatvis yra įrengtas jau, standartinis betoninis. Tai pati Marta sako, kad ažūriniai sprendimai yra mūsų ateitis ir tas išgelbės miestus ir, žodžiu, kuo daugiau reikia tos gamtos įsileisti į savo erdves. Tai noriu tęsti rodydamas projektą Svencelės salos, tai mes nemažai bendradarbiavom su Do Architects, kurdami specialų gaminį būtent šiam projektui. Tai Ecoline trinkelė, betoninis gaminys, kurio buvo tikslas palikti žaliasias erdves, nes pats projektas labai idėja pačių architektų, kad išlaikyti ryšį su gamta, su vandeniu. Todėl patys architektai reikalavo, prašė ir turėjo savo viziją, kad to žalumo ir gamtos neprarasti viešosiuose erdvėse, gatvelėse ir galvojame, kaip tą galime padaryti. Tai iš mūsų bendro darbo gimė trinkelė Ecoline. Ir lyginant su kitais eko gaminiais, jie turi maždaug 6 procentų didesnį pralaidumą vandeniui. Ir matome, kad galime užsodinti žolę. Ir pats projektas, kada apie jį buvo diskutuojama, tai noras buvo parodyti, kad gatvės skirtos ne mašinoms važiuoti, ne viešajam transportui, o
gatvės yra skirtos poilsiui žmogui ir išlaikomas sąlytis su gamta. Tai štai yra pats gaminys, yra standartinis 8 cm gaminys, kuris pagal savo parametrus gali būti kombinuojamas su standartiniu prizma gaminiu, kuris yra dominuoja iš tikrųjų didžiosiuose, nežinau, didžiojoje dalyje projektų. Aišku, mes dabar siūlome ir kitus gaminius, stengiamės parodyti, kad nu, nėra tai vienintelis gaminys, kad yra tikrai kitokių, bet vystant šitą gaminį, tai matom, kad galima įderinti su prizma trinkele. Sekantis projektas, kuriam panaudojom Ecoline gaminį, tai buvo projekte Estijoje, tai mažaaukštės statybos gyvenamųjų namų kotedžų kvartalas Taline, Lukarana. Naudojom parkingo zonoms. Parkingo zonos taip pat buvo užsėtos žolė, bet žolė dar, kadangi tai yra ankstyvas pavasaris, dar nėra pakankamai sudygusi. Tam, kad ji gerai dygtų, tai reikia, aišku, pasirinkti atitinkamą ir dirvožymį, ir tam tikrus priedus, ir mes esam atrinkę ir pačią sėklą vėjos, kuri iš tikrųjų ir patogiau auga tarp betoninio gaminio ir geriau laiko. Bet faktas, esant saulėtoms dienoms, laistymas yra reikalingas. Šį čia matom Lietuvos draudimo pastatą. Tai kadangi jisai jungia senamiestį, pats pastatas įsikūręs tarp senamiesčio ir naujamiesčio, tai buvo toks irgi tikslas poilsio erdvėse įkurti patogias vaikščioti erdvės, bet lygiai taip pat išlaikyti ryšį su gamta. Prie botanikos sodo esame įrengę, prie botanikos sodo Kaune esame įrengę parkingo aikštelę, tai buvo vykdoma diskusija, kokį gaminį pasirinkti, tai konkuravome su asfaltu, bet tas argumentas, kad galima išlaikyti ir žemesnė temperatūra grindinio, ir ilgamžiškumas yra pakankamai toks pats arba geresnis negu asfalto, taip pat yra lengvesnis remontas grindinio ir botanikos sodas ir eko trinkelė iš tikrųjų pakankamai gerai siejasi. Ir matom, kad šitam grindinį mes naudojam jau aišku ne žolę, nes priežiūra būtų sudėtingesnė, naudojame akmens skaldos užpildą, kuris padeda, aišku, žymiai geriau drenuoti vandenį ir nebūna kažkokių balų. Apie kalbant apskritai betoninių gaminių ilgamžiškumą, tai mes demonstruojam savo gamyklos kiemą. Tai viena dalis kiemo yra rengta 2006, kita 2018 metais. Įsivaizdavimui pravažiuoja ir sukinėjasi sunkiasvorės transporto priemonės, kraunam tarp 40-80 sunkvežimių, kurie daro daug posūkių ir įrengus tinkamus pagrindus, parinkus tinkamą gaminį, danga išlieka lygi ir paviršius išlieka tikrai tvarkingas ir ilgaamžis. Taip, dar vienas projektas, kada parkinguose vėl naudojama yra ažūrinė trinkelė, joje galima, kaip ir minėjau, pasirinkti arba žolę, arba veją, arba akmens kalvą. Taip pat turim dar vieną projektą įgyvendinę su lietaus nuotekų valykla Vilniuje. Tai irgi patys architektai užmanimas buvo, kad parodyti apie tą eko gaminį ir kad galima drenuoti, kad galima, žodžiu, kitaip įrengti grindinį. Privatus projektas Juodkrantėj. Turėjome, iš tikrųjų, savininkas namo turėjo problemą, kad su standartiniais betoniniais gaminiais, standartiniam trinkeliam, kada būdavo liūtis, dideli lietus, tai visas vanduo subėgdavo pas kaimyną, nes savininko sklypas yra aukščiau. Tai pasirinkus, perdėjus Ecoline gaminį,
užsėjus jį vėje šita problema dingo, nes didžioji vandens dalis susidrenuoja į grindinį. Ir turime dar vieną gaminį, kuris dažnai yra Eko 8, kuris yra dažnai naudojamas grindiniams įrengti, bet iš tikrųjų skirtas yra šlaitams. E, Tai mes va taip ir deklaruojam, kad iš tikrųjų galima rinktis šį gaminį, kad šis gaminys yra skirtas šlaitams, o tas, kurį rodžio ekolainas, yra daugiau skirtas grindiniui. Tai kaip tinkamai naudoti galima pasižiūrėti užsukus į Mo muziejų. Ir daugiau mažiau viskas apie eko gaminius, tai laiko daug nesuvaidinau, tai nebent dabar galime kažkokius klausimus atsakyti. Sutaupėt laiko,